Pažiūrėt? Mama maudysime. Ką vesti? Maudysime į baseiną. Ką tik atvarėm į Bankoką. Po 6 su biški valandos kelionės su mašina. Išvažiavom iš Kašango 9. Į 3, po 3 buvom viešbutį Bankoką, dabar yra pusė 4. Tai čia biški laisvės, bet šiaip tai... Vaikai atlaikė nerealiai, gerai, net nesitikėjau. Jo, 6 valandas važiavom su mašina, bet porą kartų tik buvom sustoję ir tai vieną kartą vairuotojas norėjo, kitą kartą Vincentui biški ten atsitiko, tai... Bet abudu pamiegojo biški, mažai to rėkimo buvo kažkaip, o dabar biški... Dabar už tai pramušė ir atpirks 2 katilė 6 valandų. Prasidėjo jau. Mama, padėk man batą. Gerai, Vincentai. Išsinuomavom viešbutį. Iriuka. Čia mano. Ne, aš ten netau. Jau antrą kartą nerodo, palauk, kiek mes vaikų sakom, vieną ar bookingą rodo? 1 iki metų. 1 iki metų, jo, nes kai pažymi, kad 2, tai tada duoda 2 kambarius ir negali kitaip užsibukinti. Tai dabar žymim 1 iki metų, tai kažkaip poja jau antrą kartą, ne? Jo. 3 kartą gal. Ar 3 kartą, nu? Man greitai. Tai kažkaip va ir gerai Ir viešbutis. niekada niekas nei žodžio nesako. Nu, tipo, kad... Nu, Kad staigmena būna nei 1 iki metų, o 2 tokie jau. Didesnė, bet niekada niekas nieko nesako ir dar atneša lovytę. Basasis lindas. Tai ką, paskutinė statelė mūsų čia? Jo, ir tada šveisim namo. Už 3 dienų jau viskas, keliaujam į Lietuvą atgal. Irgi iššūkėlis 12 valandų skrydis bus vienas. Eisim nuspelt rankas. Dabar Bet gerai? viskas gerai turbūt. Pusė tiek su mašina atvažiavom. Jo, tai jau. Be rėkimo. Einam rankytės paklausim. Gerai būtų? Labai gerai, kai jie prisekti būna. Jo. Šiaip tai labai keistai, nes galvau, kad labai reiks vintukas, bet nieko nereikia. Labai čia buvo gerai. Labai gera kelionė buvo, tikrai žiauriai. Vaikučiai šaunuoliai. Mano buvo geriausia kelionė, nes aš priekį sėdėjau. Nelabai ką galėjau padėti. A ne, Vesta? O tu kur sėdėjai? A? Vaizdelis pro langą neįspūdingas. Nu bet čia mes... O, laukia va masažiuką galėjai pasidaryti. Pavalgyti. Bet čia mes centre arba labai netoli centro, tai bent jau galėsim išeiti kažkur ir pasižiūrėti, kur dabar eisim. Eisim ir yra tas 2 baseinai, vienas ant stogo, o kitas 3 aukšte, tai varysim dabar pažiūrėti, kokio čia grožio įsigerti. A, nu, o gal reiks pavalgyti? Tai iškart eisim, bet čia pro langą, matau, labai gera kavinė yra. Galima eiti iškart ten. Eikšantai. Na gerai, eim. Eisim. Nu, kur čia tie baseiniukai? Va, 8 aukšte žuvyčių yra. O, yra kačialka. Ir visai nebloga, galėčiau pasakyti. A, ne? Prieš išvažiuojant gal biškį papumpuot. Nu. Swimming pool į kairę. Ten spa yra. Kai čia matas. Stogai į šiferę. Neinamgi ieškot baseiniuko. Eik prieki. Pum, sakyk. Pum. Rankšluošiai. O, va tau ir swimming pool. Vestutė. Džakuzi. Ir bariukas. Viskas 8 aukštelį.
aukštelį. Taigi va, baseinas, ką nematai? Vesta. Nu, tinka? Tinka, nuotraukai biškai gal kitaip atrodo, gali tikti. Yra džakuzi. Jo, va, mažytė džakuzi. Einam pažiūrėsim. Einam pažiūrėsim. Kur nedžiūro? Eik. Ten buvo. O kokios ten žuvys? Kur Va, kvapuoja. šamai kažkokie. Vanduo tai purvi. Žiūrėk, daug. Kažkokias mutavusias matyt. Žiūrėk, papūgos. Papuga? 2. Va, A. Vesta, matai papūgą? Žiūrėk, Vesta parodys papugą. Kaip balandžiai pas... A, jos pririštas, einam. Jos pririštas, šiandien taip kaip. A, Jau galvojat, nustebins jūs. Išėjom iš viešbučio. Einam ieškot, kur pavalgyt. Visi alkani. Visą dieną nieko nevalgiam. Čia šalia yra matarolė. maisto turgelis. Ir šalia tokio kanalo tas viešbutis, bet kanalas tai toks Nenorėtume įkristi. kaip Venecijai. Ane? Ne, Venecijų gal net biškį štariu. Nu toks. Nelabai. Nėra karšta, pasakyk, kad mašinai mačiau, rodė 3.8 įvažiavus į Bankoką. Galvoju, nu čia bus įdomiai, bet iš tikrųjų labai fainai. Ne, nėra karšta. Kur jūs čia važinėjat per šaligatvius? Gal mes jau pripratom prie to karščio? Kaip tu galvoji? Gal mes tiesiog pripratom prie to karščio? Ką žiūrėk, čia perkis į pūdami, iš čia būna pagautas? Žuvis? Na, Bliomba žuvis didumo, tai jo, iš tikrųjų. Čia per kamerą nesimato jaučiu, bet... O jau vieną viršum plaukė užsivertas. painiai balta gal. Ne, pilvų į viršų. Ne, tai gali po vandenį. Nu jo. Ir šiukšlytės šone. Eikš. A? Einam į maisto turgų, atvažiavę į Bankoką. Tiesiog kiek čia visko, nu jo, čia jau jaučiasi, kad biškai didesniai gabaritai miesto. Kad biškį į miestelį išvažiavai iš Jo, šakis visi čia važiuoja tiksina per šaligatvius. Yra. Pasarlot. Teksoi, Ivan. Neleido praeit, einam kitur. Mojuoja tau vis. Aha. Nu jo. Masažas vyksta gatvėj. Pilna gatvėj masažų. Žinai, Benai, gal va čia ir maloniau gatvėj, kur atviras oras, ane? Nu va. Nu va, matai? Gatvėj. Taip. Nu, ne tos uždarose kambariukose. Kodėl man tai uždaram jau geriau negu gatvėj? Man dėl oro ir šiaip. Gal apie tas bakterijas? Ai, žodžiu. Kainikės geros. Geros. Šiaip jau netoligi kalėdos už savaitės. Tai kai kur biškai yra pasipuošę, bet šiaip tai labai mažai. Nu, va, masažuotojas su kepurytėm. Arba va čia va biškai kalėdinių papuošimų yra. Bet ne per daugiausiai. Ir aišku, kaip visada McDonald's. Neblogas čia gatvės kirtimas. Palei kavinės. Šakės.
palikęs kortelis. Vieno tokio. Ir tuktukai prieki. Vieno tokio. Na. Ir atėjome didelę gatvę. Oho, kokia didelė. Oho. Va. Ir į kitą pusę tas pats. O, yeah. Turgaus gatvė. Ei, Mane laka veikti. a ką tu nori veikti? Nieko nėra. Aš išsirinkau. Jau? Kas tai tik dar neiš. Gal biški kažkas krokodilienas norėtų? Krokodiliukas, va. Vargšas visas išluptas. O Vesta atsargiai vėl. Policininkai vaikšto. แล้วเขาจะปรับทุกคนได้แบงค์ไปลุยเลยแบงค์มาคือ Kristė žiūri, ką nusipirkti jau. Kokias tomas koinės, čia visokių įdomių dalykų yra. Kausytė. Kaip sakai? Laikyk, где policininkai žiūri. O tai kas bus, jeigu nelaikyčiau? Tada baudą laikyk. Gerai. Laikau labai smarkiai. Girdėjai, ką sakė? Sakė laikyti ranką labai smarkiai, nes policininkas žiūri ir gali duoti baudą. Truputėlį paleisiu, išjungsiu kamerą. Ne, tu buvai dangui darbas. Mane nepadėjo tada kur padėt. Ne, kai negimsta vaikučiai, dar iš pradžių būna dangui, o po to jau gimsta. Einam į eilę. Kur atėjai? Karalių rūmus. Kur tu atėjai, Vesta? Į karalius dūmus. Į Grand Palace. Tai jis jau buvo atsikėlęs. Čia naujų fotografų parašyta. Nu ką, Apsišopinom, va, karalių rūmuose. apiplėšė. Gip šopė. Apiplėšė, negalima eiti su šortais, tipo su maikė, su šalikais. Karočią, reikėjo prisipirkti rūbų. Am? Ką? Ai, nusilis po savo skėčių. Gerai, varom. Fainas nuotraukas su tau šitom kelniam. Gerai, atrodo. Thank you. Grand Palace nėra pigu, 2 bilietai, suaugusiam 2,8 eurai. Dar čia rūbai kainavo 12. Kiek čia? Kem eurų kažkur. Palyginus mes taip sakėm, kaip Taivane. Taivane ten viskas nemokama arba po kelius eurus kainuoja. Čia, nu gal, pažiūrėsim, kas čia tokio.
dar ne. This is why kings prefer the other palace. Garden. Humans like nature. Nu ką, Ką, einam kažkur aplink. einam į varpinę. Bet kaip parodė kokias kelnes nusipirkau. Tuoj. Geras. Šeši eurai. Kurias aš po to jau čia nešios, man jau žiauriai fainai. Pati nebūčiau turbūt net nesąmonė, bet nusipirkom tai tiesiog. And then when they realise that that's not Yes. Ai, pažiūrėk, kad jis Vincent. Hai. Vesta nelys. Ar tu girdi, tu vėl neklausai? Viskas iš aukso padaryta. Nu, ateik. O čia iš kitos pusės kitokie. Iš vienos pusės paaukoja ir iš... Ką? Kažkas gailestingosios dievų. Šitos dievaitės. Dievai turbūt, kai uždegas karas atsargiai paima turbūt. Tenai, ai, čia įėjimas. Va, reikia nusiaut batus einant į šventyklą. O išeinant pasiimsim gal kokius geresnius biškę. Ne po kelionės, kur ką tik atvažiavęs. Nes mano tapkių padai jau va visai nebėra. Su protektoriu suvaikščioti. Tai reiks kažką paieškot, gal čia biškį išsirinkti. Vesta, ateik padėk. A tai kodėl tu vežimą neimi? Kodėl? Tai kur tu jį laikysi? Dėk į vežimą ir eina. Nežinau, kokia ten galimybės. Einam į vidų. Negalima vidui fotkinti. Nu.
viena iš retų tvarkingų vietų. Čia viskas sutvarkyta, iššluota, nei lapelio nėra. Tai čia retai kur taip pamatysi. Žiūrėk, nuskinė degėlę. Nuo karaliaus rūmų 2 gėlės nuvogiai, vesta. Ką policininkas pasakys? Eina papozuoti. Kur papazuosi? Prie policininko. Ne. Ne, prie policininko, va čia va prie šitų karalius. Atsisuk dabar į manį. Labai gražiai eina. Ko susiraukęs? Galvojau, kad policininkas kažką sakė. Galvojai? O tai prieš skindamą nepagalvojai? Ne. Nu tai nieko, tai dabar jau neškis, jau viskas. Nėra čia tų policininkų, aš pasižiūrėjau, nieks nematė. Tai dabar jau neškis, gerai? Tie policininkai nematė? Ne, nepamatė, pasisekė tau šį kartą. Nepamatė. Nu, gerai, eini. Tėti, gal tu įsidėk į kišenę? Kodėl? Nes man labai baisu, kad tu kažką sakė. Ne, jau viskas, jau nebematė, nieko tau nebesakys. Bet jeigu tau baisu, tai tu ir neskink kitą kartą, gerai? Taip. Ar jau viskas gerai, eina. Čia vienas sustabdė, kad apykaklę pataisytų.